Sveiki, po konferencijos su pamokslininku Žan Marku kalbinam bažnyčios eklesiją pastorių Kastytį. Pastoriau, kokie įspūdžiai po konferencijos? Galėtumėt pasidalinti? Kokie įspūdžiai? Iš karštos Brazilijos atvyko karštas pamokslininkas. Ir aš galvoju, kad jis atliko tą darbą, kuris galėjo atlikti. Mano malda buvo tokia: Dieve, kalbėk ant bažnyčios žmonėm tai, ko aš negalėjau pasakyti galbūt, arba nežinau, ką pasakyti, bet tu papildyk visą tą nuostabų paveikslą išgelbėjimo. Ir aš galvoju, kad bažnyčia buvo be galo atvira tam, kai jis kalbėjo. Ir dar ir suveikė tas pats principas, kad pranašas savo tėviškai nepriimamas, visuomet svečių daugiau klausoma. Ir taip mes laimime dėmesį klausytojų ir viešpaties darbas tikrai yra daromas. Tai aš galvoju, kad tos 3 dienos tikrai padarė, sustiprino mūsų žmonės, ir kitus išgydė viešpats Jėzus ir taip pat dar buvo tiesiog patvirtintos tam tikros tiesos, kurias mes skelbėme. Kai iš 2 liudytojų girdi tą patį, žmogus labiau linkęs tikėti ir priimti tiesas. Tai aš galvoju, kad šitos 3 dienos buvo puikios. Rašte sutinkam tokią eilutę: dvasia aiškiai kalba bažnyčiai. Ir jūs minėjote vieną dieną, kad Dievas jums kalbėjo, davė tam tikras instrukcijas. Ar galėtumėt pabrėžti ar išskirti kažkokius dalykus, kokius išgirdote, kokią žinią kalbėjo? Vieną dalyką, ką aš tikrai girdėjau ir nekartą aš pats tai skelbiau, kad mūsų Dievui, visagalių Dievui reikalingas žmogus. Be žmogaus jis negali veikti šioje žemėje. Jericho sienos griuvo dėl to, kad žmonės vykdė Dievo instrukciją ir jie veikė. Ir dėl to Jericho sienos griuvo. Raudonoji jūra persiskyrė dėl to, kad Mozė veikė. Jisai su lazda tiesiog paėmė ir perskyrė. Tai amžinas principas, kad šioje žemėje reikalingas žmogus. Ir kad mes Dievui reikalingi. Dievas, norėdamas padaryti didelius darbus Lietuvoje, jisai darys per mus. Jis tikrai darys per mus. Mes jam reikalingi. Ir taip pat kitas dalykas, kad Dievo dvasia yra ant mūsų. Mes esame patepti. Ir jinai juda, kai mes judame. Ir aš gavau tokią prieškimą, kad mes šiek tiek įvesime naujovį mūsų tarnavimą, sekmadieninį tarnavimą, kur bus toks patarnavimas, malda, daugiau žmonių, tų maldininkų bus, kur bus meldžiamosi dėl išgydymų, dėl kažkokių poreikių. Tiesiog konkrečiai dedamos rankos, ten visą tą dvasinę procedūrą mes atliksime mūsų sekmadieniniuose tarnavimuose. Ir aš galvoju, kad nuo šito sekmadienio mes jau pradėsime. Ir be abejo, dar kartą aš įsitikinau, kad draugauti su šventąja dvasia tai yra raktas į laisvę, į tikrą pasitenkinimą su viešpačiu ir į didelę Dievo jėgą. Vėl gimsta noras, dar kartą vis gimsta noras kalbėti apie šventąją dvasią kaip apie asmenį, kad mes jį pažintume, mes jį suprastume, su juo draugautume, jį mylėtume. Tai man buvo tokie įspūdžiai, tai žinau, kad tai dvasia kalba arba pabrėžia, ką mes turime, kur mes turime judėti. Ir paskutinis dalykas, galutinis ir aiškus, mes turime būti įtraukti dar labiau į evangelizaciją. Ir mano maldo šių dienų, Dieve, kaip mes galime tai daryti. Ne iš pasmerkimo, bet kaip mes galime tai daryti. Sudaryti aplinkybės, kad mes skelbtume gyvenimo žodžius žmonėms. Nes tai didelis džiaugsmas, didelė palaima yra skelbti Evangeliją. Ir aš kalbėjau Žanui Markui, kad kitą kartą aš jį kviečiu atvykti į Lietuvą, bet jau mes turėsime evangelizacinį susirinkimą. Ir prašiau jo, kad jis atvyktų vasarą, kai bus palapinė. Nes žmonės, aš įsitikinęs, jį klausys. Bet ne jį girdės viešpatį Jėzų, girdės šauksmą iš dangaus. Daug mūsų išgydymų, daug stebuklų. Ir aš tikiu, kad jisai yra labai geras evangelistas. Ir taip pat yra paskata mums, kad mes galvotume apie tos žmonės, kurios išgelbsti žodžiai,
kuriuos mes turime. Tik pagalvok, tavo žodis, kurį tu turi, išgelbė žmogų iš pražūties. Ar mes turime tokią teisę užrakinti tos žodžius? Jokiais būdais. Mes turime skleisti iš tos gyvenimo žodžius. Kaip Evangelijos tarnautojas, Kastyti, jūs sutikote daug kitų Dievo tarnų, turite patirtį bendravimo su jais. Ar galėtumėt pasakyti, kokį įspūdį paliko Žan-Markas kaip žmogus, kaip Dievo tarnas, kuo jisai išsiskiria galbūt iš kitų, kuo jis yra ypatingas? Aišku, jisai yra minkštas žmogus. Aš pats noriu tokį minkštumą, tokį raumumą turėti. Aš noriu, kad mūsų bažnyčios tarnautojai, apskritai bažnyčia turėtų daugiau tokio švelnumo, tokio širdies švelnumo, minkštumo. Aš jame tai mačiau ir turi, aišku, dar tokią, sakykime, dvasinę etiką, kurią aš noriu taip pat daugiau apsiginkluoti. Pagarbos ir tokio lankstumo, savo nuomonės nekišimo, galbūt įsiklausimo. Man jis paliko tokio tarnautojo, nuoširdos visų pirma tarnautojo įspūdį. Kaip aš jam ir paminėjau, kad norisi sukelti tą nuoširdumo ieškojimą visoje bažnyčiai. Kad mes būtume tokie, kokie esame. Ir jeigu bažnyčia yra tokia, kad ten tu turi būtinai įsitempti kažkaip tai arba užsimesti kaukę ten šventuolio. Tai bloga terpė ir mes turime padaryti tai, kad tai būtų kaip šeima. Koks esi, toks esi ir visi žinom, koks tu esi. Ir be abejo pasiekime per nuoširdumą, būkime nuoširdus su savim ir su Dievu. Tai va, ir tokie įspūdžiai. Mes kažkada, aš gavau žodį, kad mes tikrai draugausime su Latino Amerikos žmonėms ir tarnautojais, ir kai aš išgirstu, kad kažkas gali atvažiuoti iš Brazilijos, Argentinos, ar Čilės, Peru, Kolumbijos, man iš karto viduje pakyla noras kviesti tokį žmogų, nes aš žinau, kad jie perdus būtent tai, kuo čia žmonės turtingi yra. Ir be abejo, Žanas Markas atvažiavo iš Brazilijos, kur yra jau pakankamai didelė istorija, ilga istorija evangelinių krikščionių. Ir pačioj Brazilijoje sakoma, kad yra 40% atgimusių žmonių ir tų, kurie pakrikštyti šventojoje dvasioje. Tai tikrai mums yra iš ko pasimokyti ir aš tikiu, kad Lietuva bus tokia valstybė, kurioje bus dar daugiau negu 40% gyvai tikinčių žmonių ir kad Dievo gyvenimas tikrai užvaldys Lietuvą. Ačiū už pokalbį. Su mumis buvo Vilniaus ir Lietuvos Seklės LT bažnyčios pastorius.